turi labai daug veiklos. Ir mankštos, ir tas šiaurietiškas ėjimas, ir tenisas, ir kalbos, ir šokiai. Nu, nepaprastai, aš čia visko nepaminėjau, bet labai daug veiklos yra. Ir man pasakė draugės, kurios lankė ir mankštą, ir prasidėjo tie šokiai. Ir vis dėlto šokis ką duoda? Jis yra ne tik atgaiva sielai, bet jis yra atgaiva ir kūnui. Kadangi mes judame, sportuojame šokio metu ir tuo pačiu mūsų galva veikia. Ir galvojam, kad mes taip atitolinam savo senatvę. Ir aš labai dėkinga Avidui, kad vis dėlto organizuoja tokias veiklas. Jautiesi daug jaunesnis žmogus, nesvarbu, kad senjoras. Ir šia aplinka labai maloni. Ir žmonės malonus. Jauku čia labai ir gera. Kaip jaunesnė, mes galvojam, kad senjorai, nu tai viskas, senukai, sveikatos neturi, jie nelabai įdomus. O čia dalyvaujant ir bendraujant su žmonėms, tu matai, kad nematai, kad jie vyresni, susitikus negalvoju, kad tai senjorai. Kada tu pats nuotaikoj, tu skleidi aplink save irgi gerą nuotaiką. Ir labai džiaugiamės, būdami čia abiejų. Nes dažnai matai, pavyzdžiui, daugiabučiuose eini ir matai iš langą išlindusias močiutes ar senukus ir tu pastoji jas matai ir galvoji. Vieną kalbėjausi, kad jūs blogai jaučiatės, gal kad jeigu neišėtų. Ne, tai aš neturiu ką veikti. Koks liūdnas gyvenimas, visai tada reikia džiaugtis, kiek dar mums liko. Tai senuką tokį irgi turi draugą tokį, su kuria sveikinasi. Ir va tą moterį aš vadinau, kur aš eisiu, sako, aš sena. Sako, ten visi susirenka pagyvenę, amžėjantys žmonės. Ir visi kažką gali savo surasti. Aš kaip atėjau į seniau Avilę, aš labai tūpų pradžiu. Tai mano vyras sakydavo, tavęs nėra ir nėra, tu parbėgi tik pavalgyti ir vėl išbėgi. Taip, bet tik reikia netingėti, reikia skaityti, žiūrėti, kur kas vyksta ir dalyvauti. Ir gyvenimas bus gražus. Kaip laukiau savo pensijos, kad išeičiau, kad išvažiuočiau į Vilnių ir būčiau su anūkais. Ir kažkaip galvoju, kad aš tingėsiu, bet aš supratau, kad ne koks gyvenimas, vien sėdint ant lovos su maistu, nepasidžiaugsi ilgai ir norėjosi veiklos. Ir dabar jis pasikeitė. Iš tikrųjų, aš neįsivaizduoju, aš prieš metus vyro netekau, tai mane seniau Avilis gelbėjo. Aš galėjau namie pasėdėti kelis mėnesius, kažkaip man atrodo, kad po netekties gal neleidžia, bet jūs, kad žaidži šokti, nes vis tiek kažkoks linksminimasis išeina. Bet dukra sako, ne, tai yra veikla, tu turi žaidti, tu vien būti su visais ir gyventi. Tai vat aš gyvenu.